Sveiki visi, čia Nardymo centras Diamond ir aš Virginijus. Šiandien truputėlį pakalbėsim apie pelekus. Papasakosiu, kokie pagrindiniai tipai pelekų egzistuoja, kurie iš jų labiausiai paplitę, kokios privalumus turi vieni pelekai prieš kitus, į ką reikėtų atkreipdėmėsi, kai mes juos renkamės. Pradėti savo pasakojimą noriu būtent nuo šito tipo peleko. Taigi, laikau mentės tipo peleką, angliškai jį vadintumėm bladefin. Turbūt visiems labai pažįstamas, visur matytas ir labiausiai paplitęs pelekas tarp visų. Bet štai čia dabar matot tokią diagramą. Šitoje diagramoje matosi, kaip pelekas veikia, kaip paskirstoma jėga. Iš diagramos matyt, kad nėra pats efektyviausias pelekas. Bet kaip minėjau, labiausiai paplitęs, šiaip pakankamai neblogai plaukia. Gamybai šiai dienai naudojamos labai įvairios medžiagos, nuo įvairių plasmasių, baigiant polimerais, įvairiom gumom, karbonu ir panašiai. Kai renkam šitą peleką, reikėtų atkreipti dėmesį į jo lankstumą. Jisai neturi būti labai minkštas, neturi būti panašus į tokį skuduriuką. Ir iš šitos pusės neturi būti visiškai medinis. Jis turėtų turėti šiek tiek elastingumą. Dabar prieš perkant mes turėtumėm apsispręsti, kaip mes jį dėvėsim. Kadangi tokie pelekai, jie būna dviejų tipų. Būna pelekas, kur mes galim dėvėti avalynę ir jis yra reguliuojamas. Yra dirželis, dirželis gali būti padidintas, pamažintas. Naudojam nardymo avalynę. Ir gali būti pelekas, kurį mes dedam ant savo plikos kojos. Taigi pliusai, minusai. Jeigu mes kalbam apie Lietuvą ir apie truputėlį rimtesnį nardymą, tai be abejo tik tai va toks būdas. Nardymo avalynė, nardymo batukas mums suteikia iš vienos pusės mechaninę apsaugą mūsų kojoms, iš kitos pusės suteikia termo apsaugą. Taigi, jeigu neriam giliai, perinam termokliną, ten būna pakankamai žemos temperatūros, taigi reikėtų atkreipti dėmesį būtent į tokio tipo peleką. Tačiau jeigu mes žadam nardyti tik tai ten, kur šilta, tropikuose, galim rinktis ir tokį peleką, kuris dedasi ant basos kojos. Gal sako atkreipti dėmesį, kad rinkoje egzistuoja tokie pelekai, jie yra labai ilgi. Taigi, kalbant apie šitą peleką, noriu pasakyti, kad nardymui su įranga šitas pelekas nėra tinkamas. Dažniausiai tos pelekus naudoja žmonės, kurie užsiema freedivingu arba povandeninė medžioklė. Plaukiant su įrangu, jisai yra nepatogus. Sekantis pelekas, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra tokio tipo pelekas. Jūs pastebėjote turbūt, kad jisai skiriasi nuo mentės peleko, tom, kad šita mentis yra skelta per pusę. Tai yra toksai skeltas pelekas. Angliškai mes jį vadinam splitu. Toksai. Štai vėl čia yra paveiksliukas ir čia matosi jo hidrodinamika, kaip jisai veikia. Matot, veikimo principas yra visiškai kitoks negu šito peleko. Taigi jisai turi savo privalumus ir savo minusus. Kokie yra privalumai? Pradėsim nuo privalumų. Pirmas privalumas, tai jisai reikalauja minimum pastangų plaukiant. Mes minimaliai apkraunam savo raumenis, mes minimaliai apkraunam sąnarius. Taigi žmonės, kurie turi kažkokias tai problemėlės su sąnariais, nori sąnarius pasaugot, jų netaip stipriai apkrauti nerimo metu, šitie pelekai jiems. Kokie yra minusai šito peleko? Šitas pelekas truputėlį prašiau dirba srovėjai. Na ir jeigu mes kalbėtume apie rimtus nardymus, apie techninio tipo nardymus, tai šitas pelekas nėra tinkamas. Su juo praktiškai yra ganėtinai problematiška plaukti naudojant frokiką,
labai sunku plaukti atgal. Ir tarp techninių narų retai sutiksit, ką nors kas naudoja va tokios pelekus. Sakantis tipas peleko, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra vat, toksai pelekas. Būtent šitas pelekas yra Skubapro gaminys, tai yra Skubapro Sinova pelekas. Mes jį vadintumėm šarnyriniu peleku. Dėka to, kad jisai turi šarnyrą. Taigi pas jį šitą plokštumą darbo metu nesideformuoja, o stumimio jėga atsiranda dėl to, kad vat, juda pats šarnyras ir stumia vandenį visą savo peleko plokštumą. Vėlgi yra paveikslėlis. Iš paveikslėlio matot, kad jisai yra vienas iš efektyviausių. Aš pats nardau su šito peleku, tikrai esu labai patenkintas, aš pasirinkęs truputėlį kietesnę versiją, čia yra Sinova, aš nardau su Gorilla Nova. Labai puikiai veikia. Analogų turi ir kiti gamintojai šarnyrinių pelekų. Angliškai jie vadinasi articulated fins. Dar yra vienas labai didelis privalumas būtent šito peleko, jisai yra labai lengvas. Aš dabar rankas pasiėmiau kitą Skubapro gaminį, tai yra legendinis Jetfino pelekas. Ir jos noriu palyginti ir paminėti, kodėl mums svoris yra svarbus. Taigi, Jetfin pelekas, jisai buvo, jo dizainas buvo sukurtas 1965 metais, praktiškai virš 50 metų, niekas nieko gudresnio nėra sugalvojęs ir yra vienas iš populiariausių pelekų tarp techninių narų. Taip pat galima paminėti, kad daugelis kariuomenių naudoja šitos pelekus koviniams plaukikams. Taigi tikrai labai vykęs dizainas, labai gerai dirba po vandeniu. Bet pelekas yra pagamintas iš sunkios gumos, toks labai sunkus ir labai tvirtas. Kodėl aš jos laikiau rankose? Todėl, kad šitas pelekas yra visiškai teigiamas, jisai plūduriuoja vandens paviršiuje, jeigu mes jį paleistumėm, šitas atvirkščiai skęsta. Taigi yra tam tikra rekomendacija renkantis pelekus. Jeigu mes nardom su šlapiu kostiumu, tai dažniausiai mes naudojam pelekus, kurie yra teigiami, arba bent jau neutralūs, renkams lengvus pelekus. Jeigu mes nardom su sausu kostiumu, tai sauso kostiumo kojose pas mus būna oras, kojos įgauna teigiamą plūdrumą, mes tą dalyką norim kompensuoti. Ir mes renkams neigiamus pelekus. Taigi, šlapias kostiumas teigiami arba neutralūs, sausas kostiumas neigiami pelekai. Dar turbūt atkreipia dėmesį, kad visi šitie pelekai, 3, turi skirtingus tvirtinimo elementus. Ant žantvito uždėta plieninė spyruoklė. Techniniai narai naudoja būtent tokį tvirtinimą. Labai praktiškas, tikrai tvirtas, labai lengva užsidėti, nusiimti. Ir aišku, yra garantija, kad mes jo nepamesim po vandeniu, kad dirželis laikui bėgant neįplyš ir ten vidury nerimo kažkur tai mes nepamesim plaukmens. Sekantis toks labai tradicinis tvirtinimas, tai yra paprastas dirželis. Kaip jau minėjau, šitas dirželis reguliuojasi. Galima naudoti biškį didesnius batus, galima naudoti mažesnius batus. Po nerimo turi galimybę atsisekti. Irgi visai neblogas sprendimas, jeigu dažnai nardom, eksploatuojam, tiesiog reikia atkreipti dėmesį, koks yra dirželio stovis, kad ant jo nebūtų įtrūkimų. Na ir šitam pelekė Skubapro panaudojo kitą tvirtinimo būdą. Vietoj spyruoklės yra panaudotas guminis ekspanderis. Irgi labai lengva užsidėti šitą peleką, labai tvirtai laikosi ant kojos, nes katyčiau yra pakankamai patikimas.
Taigi, apibendrinant šios dienos pokalbį, norėčiau pasakyti, kad prieš tai, kai mes pradėsim rinkti savo pelekus, mes turėtumėm apsispręsti, koks nardymo tipas mus domina, kokiam sąlygom mes žadam nardyti. Mes nardysim tik tai išskirtinai tropikuose. Puikus pasirinkimas. Jeigu mes žadam nardyti čia, Lietuvos sąlygom, tai mes tikrai dėvėsim avalynę. Mūsų domina tik tai rekreacinis nardymas. Ar mes norim truputėlį progresuoti, užsiimti su didesniais, didesniais nardymais. Mano asmeninė pozicija, aš propaguoju tos pelekus, kurie turi geras charakteristikas ir gerai dirba plaukiant, naudojant frog kicką arba varlės stilių. Tai iš paminėtų pelekų, praktiškai visi šitie pelekai, jie tikrai puikiai tam tinka. Aš į šitą peleką žiūrėčiau truputėlį atsargiai. Universalaus daikto nėra. Ir jeigu mes žadam nardyti su skirtingais kostiumais, su šlapiu kostiumu, su sausu kostiumu, rekomenduočiau investuoti į skirtingus plaukmenis. Pasikartosiu, su šlapiu kostiumu mes naudojam teigiamus arba neutralius plaukmenis ir su sausu kostiumu mes plaukiam su sunkiais pelekais, kurie kompensuoja per didelį mūsų kojų plūdrumą. Taigi šiandien tiek apie pelekus. Dėkoju visiems, kas buvo su mumis. Saugių nardymų ir iki sekančio. Su jumis buvau aš, Virginijus, ir nardymo centras Daima.